Esi vertas daugiausia taškų, todėl pasimokom jas rašyti. Turą 4-5 pastraipos. Įžangoje pristatyk temą plačiau ir tada pabaigoje aiškiai paaiškink savo nuomonę. Pavyzdžiui, I completely agree that. Eina pirmas argumentas, kodėl sutinki arba nesutinki, kad. Antras argumentas dar viena priežastis su pavyzdžiu. Tuomet priešingas požiūris. Tai yra nebūtina, bet rekomenduojama. Pavyzdžiui, kai kurie sako, kad ten filmai geriau, bet jie klysta, nes ir tada dėlioji savo mintis. Tada jie dar kartą, bet kitais žodžiais patvirtink savo nuomonę ir apibendrink argumentus. Svarbiausi reikalavimai. Parašyk mažiau nei 250 žodžių, nes prarasi taškus. Normalus stilius, jokių sutrumpinimų ir nenaudok žargonų. Argumentacija. Neužtenka pasakyti tai gerai, tu turi argumentuoti, kodėl, kaip. Naudok tokius žodžius kaip because, leads to, as a result. Jeigu tu žiūrėki, čia aš su Astra jį sukūriau tau naudingas frazes. Egzaminuotojai tikrai dievina tokius žodžius. Jeigu turi klausimų, parašyk į komentarus.